Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedalijama į jokius valstybinius darinius. Valstybės sienos gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartimi, kai ją ratifikuoja 4/5 visų Seimo narių. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 10 straipsnis. Saugoti pasieniečių mokyklos garbę, paklusti jos vidaus tvarkos reikalavimams, dorai atlikti savo pareigas, susilaikyti nuo veiksmų, galinčių pakenkti geram pasieniečio pasižadų sąžiningai tarnauti Lietuvos Respublikai ir jos žmonėms, kad padeda man Dievas. Lietuvos valstybės sieną nuolat bandoma pažeisti iš sausumos, oro ar vandens telkinių, dažniausiai siekiant pergabenti kontrabandinės prekes, nelegalius migrantus ar vogtas transporto priemonės. Daugiausia pažeidimų pasieniečiai užfiksuoja prie išorės ES sienų, kurių tinkamai apsaugai ir kontroliai skiriamas didžiausias dėmesys. Lietuvos valstybės sienos ilgis yra 1763 km. Tačiau Lietuva ir Šengeno erdvės narė, tad mūsų šalies pasieniečiai saugo ir kontroliuoja apie 10% visos Šengeno sutarties valstybių išorės sausumos sienos, tai yra 1070 km. Pasieniečiai kasmet į Šengeno erdvę neįleidžia kelių tūkstančių asmenų, neturinčių tinkamų kelionės dokumentų ar keliančių grėsmę viešai tvarkai ar visuomenės saugumui. Lietuvos Respublika ribojasi su 4 valstybėmis – Šengeno erdvės nare Latvijos Respublika šiaurėje, Baltarusijos Respublika rytuose, Šengeno erdvės nare Lenkijos Respublika pietvakariuose, Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi vakaruose. Lietuvos pasieniečiai taip pat yra atsakingi už teritorinės jūros išorinės ribos kontrolę. Be to, jie atsako už Kaliningrado tranzito kontrolę.
pagrindinė pirminės grandies valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų kalvė, moderni pasieniečių mokykla Medininkuose, Vilniaus rajone. Vidurinės grandies pasieniečiai rengiami Mykolo Riomerio universiteto viešojo saugumo fakultete.